tolimosios salos paslaptis. Seneli. Domai, aš viską žinau, ką tu nori pasakyti. Tu neradai nė vieno perlo. Taip, vandenynas didžiulis, o perlas toks mažytis. Aš visą gyvenimą ieškojau vietos, kur būtų perlų daugiau negu žvaigždžių danguje, ir neradau. O juk ši vieta yra. Taip kalbėjo mūsų protėvių vadas Botualo. Štai, pažvelk. Sala, kalnas su 2 viršūnėm, kiekvienoje viršūnėje palmė. Tai mūsų protėvių tėvynė, ilgus amžius, iš kartos į kartą, tėvas sūnui perduodavo išmintingojo Botualo peilį. Kai tu užaugsi, jis bus ir tavo. Seneli, duok man jį dabar. Hei, Botualo! Būk kantrus ir protingas. Aš atrasiu šią salą. Ten perlų daugiau negu žvaigždžių danguje.
viršūnė palmė. Perlai. Oi, peilis, butualo. Link laivo plaukė ryklys. Gelbėkite berniuką! Paleisti ultragarsinę torpedą! Paimti berniuką į laivą! O. Daktare, jis gyvens. Ai. Jūs išgelbėsit jį. Ne, medicina čia neturi ko veikti, Pete. Oi. Jis turi laikytis dietos ir ramybės. Gerbiamas profesoriau, leiskite pranešti. Nesuprantu, nieko nesuprantu. Leiskite pranešti. Ššš. Kalbėkite, mielasis, kalbėkite, tik ne taip garsiai. Sala negyvenama. Mes apėjom ją kelis kartus. Netoli kranto radome laivą. Jame nėra nei gėlo vandens, nei maisto atsargų. Paslaptinga istorija. Kol kas berniukui teks pasilikti pas mus. Viršilas Sidorčiukas rado dugne va šitą peilį. Įdomus dalykas. Pažvelkit. Oi. Prieš mus tipiškas pavyzdys ideogramos, kurias piešė senovės Fango ir Bambero gentys. O kas jame pavaizduota? Kaip tik ta sala, prie kurios mes sustojome. Don Juanas San Diego. Kaip matote, peilis ispaniškos kilmės. Tai įdomus radinys. Jis papuoš tavo kolekciją, paslėpk. O gal čia jo peilis? Kažin, šiam peiliui maždaug 300 metų. Kai berniukas nubus, tučto jau pranešk mums ir žiūrėk, kad jis nedarytų staigių judesių, nesijaudintų. Ir nesijaudintų. Nurimk, tau negalima judėti. Daryk, ką nori, tik nesijaudink.
atsitiko? Peilis! Peilis! Berniuk, tuoj atiduok peilį. Atiduok Toliau, pesiau! Toliau, pesiau! ir gulk į lovą. Toliau, pesiau! Kas čia? Už peilį duodi perlą? Na. Ei! Patalo! Dabar beveik esu įsitikinęs, kad šis peilis jo. Aš L36. Pagal tarptautinę mokslinių tyrinėjimų programą tęsėme pietinės Ramiojo vandenyno dalies augmenijos ir gyvūnijos pasaulio tyrinėjimą. Vandenografinės ekspedicijos viršininkas profesorius Bobrovas. Bobrovas, tai Petės senelis. Štai kodėl Petka ir pateko ekspediciją. Vis protekcijos. Ir visai ne dėl to. O dėl ko? Dėl to, kad Petė geležinės valios. O galbūt plieninės? Ha! Plieninės tik kaktos būna. O Petė pažįstu nuo pirmos A. Kartą jis įėjo į klasę ir sako, iškilmingai pasižadu, kad išmoksiu ispanų kalbos ir nevalgysiu ledų. Ir išmoko. Ledų bet ką padarytum, kiekvienas išmoktų. Taip senelė sakė. Ką senelė sakė, aš nežinau, bet senelis pažadėjo ir paėmė jį į ekspediciją. Netiesa. Jį paėmė todėl, kad jis geriausias mūsų būrelio narys. Jis žuvų ir augmenijos žinovas. Berniukai, toli neplaukite. Apsaugoma zona 500 metrų nuo laivo. Vandens augalai, jų stiebeliuose daug oro ir jie turi mus iškelti.
Grįžkite į laivą! Grįžkite į laivą! Kur jūs? Ei! Ar čia yra kas nors? Apleista trobelė. Pėtė! 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 Senas ispaniškas rankraštis Santa Marija. En esta isla estábamos los 12. Šioje saloje mūsų buvo 12. Ahora me gbedem. Dabar aš likau solo vienas. Santa šventoji mergelė Marija, tavęs šaukėsi Don Juanas San Diego. Aš kaip ir anksčiau, prieš 6 metus, savo laivu keliavau perlų ieškoti. Mano sumanimo visai neįtarė, mūsų tiko labai svetingai. Jų vadas Botuano atnešė man nuostabų perlą. Užigavę tabako ir pypkę, čiabuviai šoko ir linksminosi. Aš įsakiau čiabuvius įmesti į triumą. Šiuo metu, kai aš rašau, laukiniai žvėrys artinasi prie mano trobelės. Aš jiems iškasiau 2 duobes spąstus. Tik bijau, kad tai manęs neišgelbės. Oi! Aš čia! Pėtė,
Tau pasisekė, vaikutė, juk leopardas niekada nemedžioja vienas. Eime iš čia greičiau. Eime, eime. Palaukite, senelį. Pažiūrėkite, ką aš radau trobelėje. Ai! Laikykite rankraštį. Šaunuolis, tu dūmai. Puikiai sugalvojai. Įdomu, ar yra šios istorijos tęsinys? Taip, senelį, rodos jis išliko. Na. Aš liepiau jūrininkams išridenti statinę vyno, kad šauniai atšvęstų šią laimingą dieną. Aš jau mintyse skaičiavau pelną, kurį gausiu pardavęs perlus ir vergus, nes už juos brangiai mokėdai. Senasis vadas prakeikė mus. Mūsų laivą nunešė į negyvenamą salą. Ir štai mano gyvenimas eina į pabaigą. Išsipildo senojo Botualo prakeikimas. Botualo! Botualo! O, vadinas, Dumas yra kilęs iš Botualo genties, o čia ir tas pats peilis. Botualo! 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 Dabar mes tave nuvešim namo. Tiesa, senelį? Žinoma, tik pirmiausia mums reikia grįžti į povandeninį laivą. Tai antrasis leopardas. Aš taip ir maniau. Daktare, kaip jūs čia patekot? Visas ekipažas ieško jūsų po visą salą. Oi. Išgirdęs jūsų balsus ėmiau bėgti ir staiga tokia nelaimė.
Jūs klystate, daktare. Jums labai pasisekė. Pasisekė? Jums būtų buvę kur kas liūdniau, jeigu būtumėt pakliuvę į šitą duobę. Oi! Kas jums? Žiūrėkite. Dūmai, nuvykite erelį. Čia lizdas su paukščiukais. Oi, perlas. Perlas. Viskas aišku. Don Juanas perlus laikydavo saulėje, kad jie išsaugotų savo blizgesį. Šie perlai priklauso tau ir tavo liaudžiai. Imk juos, Dūmai. Senelė. Senelė.